Sveiki visi, su jumis Mr. Žuviukas ir šiandien papasakosiu per 6 minutės visą Brawl Stars istoriją, kaip kas buvo, kaip viskas keitėsi, gero žiūrėjimo, subscribe, like. 2017 metais išeina Brawl Stars beta versija Kanadoje ir tik tai iPhone'uose. Brawl Stars išeina pirmas update'as, kuriame prideda Piper. Jinai buvo žiauriai geras brawleris, žiauriai. Nu kągi, 2018 metai atsiranda Penny ir Frankas. Kaip tik tada prideda duo showdowną ir boksuose galima gauti gemų. Prideda Brawl Ballą su Mortisu, kuris irgi tampa žiauriai OP brawleriu ir su kuriuo visi pradeda žaisti. 2019 metai prideda Darylą ir po 2 mėnesių, kai praeina 2 mėnesiai, prideda Rozą, kuris su savo šilu tiesiog tampa žiauriai OP. Bet Supercellas vėlgi ją nerfina. Dar truputį palaukiant šitais metais prideda Power Pointus, o dar po kelių mėnesių prideda 25, 30 ir 35 rangą, nes jau buvo per daug, jau žmonės apino. Ir jeigu kas nežinojo, tai 20 rangas buvo maksimum. Nu kągi, 2020 metai, kuriuose iš karto prideda Mystery Poną, prideda raudoną zoną ir dėlina bilietus, kuriuos iškeičia Supercellas į gemus. Ir atsiranda pirmas Brawl Passas, kuris ne visiems patinka, bet, žmonės tiek susitaiko su juo. Po kelių mėnesių prideda Amber, Byroną ir atsiranda Free, Edgaras, kuriame buvo tiesiog visi serveriai Brawl Stars tiesiog krašinti. 2021 metai. Juose atsiranda Stu ir Generalas Gafsas. Po mėnesio atsiranda Knockoutas, prideda 11 powerį ir dar prideda Fengą. Na, kol pasakysiu kitus metus, tai norėčiau paprašyti, kad jointumėte į mano klubą. Žinoma, galbūt nėra toksai geras, kokiam jūs galbūt esate arba taip toliau, bet ateikite, palaikykite mane, nes čia mano pirma video ir aš nežinau, kaip ką daryti, tai atleiskite ir nekritikuokite mane taip stipriai. Na ir 2022 metai prideda Ievą ir Otisą, plus dar Mr. Modą. O po kokio laiko tai tampa viso pasaulio katastrofa, nes Brawl Stars išima boksus, kurie labai brangus yra žmonėms ir labai daug kas kvitina, išeina ir Brawlo nelaimingi. Ir taip jisai praranda savo didelį populiarumą, kuris turėjo seniau. 2023 metai atsiranda Chroma kreditai tiesiog atsiranda, žmonėms naujokam tampa labai sunku apintis, gauti tos kreditus, o tie, kas oldai, tai tiem jau palengvina tą geimą. Ir atsiranda star dropai, kuriuose žiauriai maži šansai gauti kokį gerą, arba iš vis nėra jokių šansų gauti brawlerį, arba yra, bet tiesiog žiauriai mažesni negu dabar. O dar po kokio laiko visus Chroma kreditus tiesiog ištrina iš geimo. Atsiranda nauja skinų era, atsiranda Megabig, žmonės pradeda žaisti Megabig, klanai, klubai, darosi daugiau jų ir jau padidėjo trofėjai. Ačiū, kad žiūrėjot, atleiskit, kad galbūt ne viską taip gerai padariau, kaip reikėjo, bet aš stengiausi. Čia kaip ir mano pirmą video, aš stengsiuosi montuoti, aš stengsiuosi viską. Nekritikuokit, parašykit komentaruose, ką geriau galėčiau padaryti, taip toliau. Ir parašykite naują idėją man video. Ir iki kitų susitikimų, ate, like and subscribe. Ate.